Labadiena, mėly žiūrovai, labadiena, broli. Labas, sveiki visi. Šiandieną mes jums pristatome dar vieną savo Demolition seriją, kurioje pamatysite, kaip mūsų ką tik sukurtas kūrinys Boeingas 777 bus pagražintas, paturbintas, paupdeitintas. Prašau, lėktuvo plotis yra 450 blokų. Lėktuvo ilgis yra 2400 blokų. Užtrukome pastatyti 2 valandas. Tik 2 valandas. Statėme visą laiką, kaip visą laiką statėme survival mode. Kaip ir visada. Siekime sąžiningo žaidimo. Tai vat, lėktuvą sudaro 1 klasės kabina ir 2 klasės kabina. Dabar mes... Turėčiau paminėti, kad lėktuvas yra tiesiai iš Karmėlavos oro uosto. Taip, būtent įkvėpimas mums atėjo. Įkvėpimas iš ten atėjo. Taip, pamačius būtent į... Tai vat, tai ką mes jums dar galime pasakyti, lėktuve yra 6 kambariukai, kokpitas priekyje, kurį aš jums tuoj pat pademonstruosiu, kaip jis atrodo. Greičio būdelė, išvertus lietuvių kalbą. Lėktuvas yra pastatytas iš 8 rūšių blokų. Taip, neskaičiuojant leverių ir visų mygtukų ir durų taipogi. Tai vat, lėktuvą šone jungia įlipimo kopėtėlės. Lėktuvas sudarytas iš 2 variklių. Ir kaip matote, gražūs ratai padaryti. Tai ką, tai yra visiškai absoliuti lėktuvo Boeingo 777 kopija. Viskas yra, net dydis yra atitaikytas. Tai va, taip atrodo, kai stovi ant lėktuvo sparno. Būtent taip. Tai ką, mes pradedame savo švaros misiją. Broli? Taip, pradedam. Aš susprogdinau skylę žemėj, šiaip savo. Šaunu. Tai gal iš karto pradėsime nuo pagrindinės temos ir dažniausiai užduodamų klausimų. Taip. Mūsų klausia, kodėl jūs, broliai, taip mėgstate sprogdinti viską? Na, matos, mes mėgstam sprogdinti, nes mes labai dažnai viską gyvenime padeginėjom. Jo, yra tiesos, esam užkūrę namus ne vieną kartą. Taip, daržinę esam sudeginę iki pamatų. Taip, kaimyno. Esam pastatę ir sudeginę daržinę ir po to vėl pastatę, nes turėjom pastatyti. Mes mėgstam tiesiog statyti. Na ir sužinokit, kad mano brolis neseniai laimėjo apdovanojimą, kaip numeris 2 pasaulyje pagal statymo greitį ir Minecraft pastatų dydį. Tai vat, didelis sveikinimai jam. Jeigu norite Ačiū už sveikinimus. Amazon wishlisto padovanoti, ką nors mums. Būtinai pasižiūrėkite, description'e bus linkas. Taip pat, žinot, kaip visada mes paliksime description'e savo serverio adresą, savo portus ir savo nuotraukas. Mielai, taip ir savo nuotraukas, jeigu panelės žiūrinčios susidomėtų mumis. Tai vat, aš labai maloniai kviečiu jūs prisijungti prie mūsų serverio. Mūsų serveryje dažniausiai yra apie 200 laisvų vietų. Bet paskubėkite, nes kartais jos užsipildo tiesiog akimirksniu. Kartais jos užsipildo akimirksniu, iš tikrųjų, penktadieniais ir pirmadieniais. Nuo pirmadienio iki penktadienio praktiškai neįmanoma patekti sunku. Taip. Vakarais iš viso neįmanoma, todėl jūs galite nusipirkti mūsų VIP paslaugą galite nusipirkti. VIP paslaugą, kur už 20 eurų. Taip, jūs įeisit į serverį ir išmesit vieną žmogų, kuris ten yra. Tai ką, labai malonu, mes jūs dabar pamokysime, kaip reikia sprogdinti pastatus. Jeigu dar nežinote, sprogdinti reikia dedant TNT šalia vienas kito. Taip, šalia vienas kito netoliau kaip per 7 blokus. Taip. Kadangi sprogimas turi turėti nenutrūkstamą grandį. Girdėjome naujas Mojang žinias, jog greitai bus pastatyta Minecraft atominė bomba, galima bus padėti atominę bombą, kuri išnaikina didelį plotą vienu metu. Taip, tiesiog padės atominę bombą ir sunaikinti visą Minecraft pasaulį. Taip, atominė bomba bus pagaminta iš 400 gold blokų, akmens 3 blokų ir 6000 redstone. Tai vat. Baiminamas, kad ši bomba gali sukelti.
Hey, what's going on here? Tačiau, na kągi, kaip matau, pradėjom sprogdinti. Taip, viskas turi pradžią, viskas turi pabaigą. Na kągi, Viskas turi pradžią ir pabaigą. Mes lėktuvas nuostabiai patobulintas, galėčiau sakyti. šitą nuostabią lėktuvo versiją po susprogdinimo jūs rasite description'e. Buvo malonu, kad jūs žiūrėjote, mėlyje žiūrovai, ir susitiksime prie kitų mūsų statinių. Taip, iki susprogdinimo. Nepamirškite subscribe. Iki susprogdinimo. Viso gero.